Na, varžybas vertinu pusėtinai, kadangi pralošėm varžybas, jau nežinau, 4. ar 3. iš eilės. Bėda to, kad pralošėm yra net kovoti kamuoliai. Jei būtumėm bent pusę kamuolio atsikovoję, tai manau visai kitoks rezultatas būtų, nes varžovams leidžiam kartoti po 2, po 3 metimus iš po krepšio, kas labai sunkina mūsų žaidimą, kadangi esam mažiukų komanda praktiškai, turim gal 2 aukštus, tai ganėtinai sunku. Na, šiandien dar žaidėm be savo trenerio, kadangi jis kitą komandą treniravo, tai gal ir tai šiek tiek įtakojo žaidimą, bet vis dėlto žaidėm šiek tiek laisviau, stengiamės greitose atakose dalintis kamuoliais ir žinoma, jei būtumėm daugiau pataikę tritaškių metimų, manau, būtumėm labiau pasipriešinę varžovams. Tai tiek. Varžybos tokios kaip ir draugiškas, vis tiek pirmą prieš antrą komandą žaidėm. Aišku, pergalės vis tiek norėjo ir tie komandos, bet iškovojo pirmoji komanda, turnyrinė lentelė labai reikalinga pergalė. Apie žaidimą pats nusivyliau savo žaidimus, vis tiek pusantrą mėnesį dar neturėjęs kamuolio, komanda vis tiek ir nematytų tų žmonių. Įdomiai buvo pažaisti, bendrauti su komanda, o tiesiog džiaugiamės pergalę ir laukiam atkrintamųjų.